Sveiki visi prisijungę prie ABK webinaro, kuriame bus pristatyti 2015 pirmojo pusmečio veiklos rezultatai. Rezultatus pristatys bendrovės direktorius Vytenis Labanauskas. Iš karto po rezultatų aptarimo bus klausimų atsakymų sesija, per kurią turėsite galimybę užduoti klausimus tam skirtame teksto lange ekrano dešinėje. Jeigu turėsite techninių nesklandumų, prašome apie juos parašyti į teksto laukelį ekrano dešinėje. Vyteni, prašom pradėti prezentaciją. Sveiki visi, tai malonu, kad susirinkote į mūsų webinarą. Trumpai pristatysiu šios dienos mūsų prezentaciją. Tai trumpa informacija apie įmonę, mūsų pasiekimai, fiziniai rezultatai, finansiniai rezultatai, ir apie paskutinius įvykius bei klausimų atsakymai. Tai įmonė mūsų įkurta yra 2008 metais. Šiais metais mes esame registruoti kaip akcinė bendrovė. Tai yra vienintelė įmonė veikianti ir vykdanti tokią veiklą kaip kremavimas Lietuvoje. Mūsų krematoriumas yra įsteigtas, kaip žinote, Kėdainiuose. Tai yra geografiškai labai patogi vieta, yra vidurys Lietuvos. Dešinėje jūs matote paskutinių metų ir šių metų 6 mėnesių rezultatus. Tai trumpai juos apžvelgsime toliau, o apie tai, kodėl mes pradėjome veiklą tik 2011 metais, tai dėja politiniai, biurokratiniai barjerai nebuvo tokie palankus, kad galėtume pradėti veiklą anksčiau. Šiuo metu mes veiklą augame gan sėkmingai, vidutiniškai 33% per metus, ir bendrovėje dirba 7 darbuotojai. Čia yra mėnesiniai kremavimo rezultatai. Kaip matote, birželio mėnesį mums pavyko pasiekti savotišką rekordą, tai yra 300 kremavimų per mėnesį. Beje, Liepos mėnesį mes jį pakartojame. Lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, kremavimų skaičius padidėjo 33%. Planuojame, kad metus turėtume baigti pasiekę 3400 kremavimų skaičių per metus. Pajamos ir bendrasis pelnas. 2015 metais 6 mėnesių pajamų rezultatai lyginant su 2014 metų pirmo pusmečiu paaugo 39%. Mes pasiekėme 620 000 eurų. 6 mėnesių bendrasis pelnas siekia 504 000 eurų. Lyginant su 2014 metais pirmo pusmečio bendrojo pelnu, padidėjimas yra 39%. Pelno marža nepasikeitė, sudaro 81%. 2015 metais mes planuojame pasiekti 1 100 000 eurų apyvartą. EBITDA ir pelnas. 2015 metų pirmo pusmečio vieta buvo 361 000 eurų. Lyginant su 2014 metais augimas yra 39%. EBITDA marža nepasikeitė, sudaro 58%. Ir pirmojo pusmečio pelnas neskaičius pelno mokesčio lyginant su atitinkamu 2014 metų laikotarpiu, augimas yra 50%. EBT marža paaugo ir sudaro 48%. Trumpai dabar apie svarbius įvykius, kurie buvo šį pusmetį. Kaip žinote, gegužės 6 dieną Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą dėl įtraukimo akcinės bendrovės KDLT akcijų į prekybą alternatyvioje rinkoje First North, kurios operatorius yra Nasdaq Vilnius. Gegužės mėnesį mes sėkmingai užbaigėm pirmąją akcijų emisiją, išplatintą naują akcijų emisiją ir pritraukti nauji investuotojai. Šiai dienai investuotojų mes turim 99. Birželio 3 dieną visuotiniame akcininkų susirinkime išrinkta yra nauja valdyba. Liepos mėnesį akcininkams yra išmokėta 320 651 000 eurų dividendų už 2014 metus. Liepos 9 dienos visuotinėme akcininkų susirinkime akcininkai patvirtino investiciją į antrąją kremavimo liniją
ir Liepos 27 yra pasirašyta sutartis su įrangos tiekėju. Yra derinamas darbų grafikas, planuojame, kad įranga bus sumontuota ir veiklą galėsime pradėti jau 16 metų pačioje pradžioje. Taip pat turime akcininkų sprendimą, įpareigojantį mus ieškoti žemės sklypo ir derinti įsigijimo sąlygas ir aplinkybės Vilniaus apylinkėse. Tai trumpai tiek. Dabar perduodu žodį Pauliui. Dėkuoju už prezentaciją. Dabar vyks klausimų atsakymų sesija. Pirmiausia bus atsakyta į klausimus, kurie buvo atsiųsti prieš webinarą. Pirmas klausimas. Ar galite patvirtinti, kad jūsų prieš metus skelbtos veiklos pelningumo prognozės pasitvirtino? Taip, iš tiesų galiu patvirtinti, kad prognozės pasitvirtino ir netgi, sakyčiau, rezultatai šiek tiek geresni negu mūsų lūkesčiai buvo. Tai galime tvirtinti, kad veikla vyksta stabiliai ir akcininkai gali būti patenkinti didėjančių rezultatais gerėjančiais ir pelningumu. Dėkuoju. Antras klausimas. Gal jau paaiškėjo, kur konkrečiai Vilniuje bus statomas krematoriumas? Šiuo metu turime 3 žemės sklypus Vilniaus apylinkėse, tai yra pasiūlymus 3 vietose. Deja, sklypų geografinės padėties negalime atskleisti, nes kol kas tik tai vyksta jų vertinimas. Iki metų pabaigos planuojame išsirinkti tinkamiausią ir pradėti tvarkyti dokumentaciją, kuri bus reikalinga pakeitimams ir statybų leidimams gauti. Kai tik tai turėsime informaciją apie pasirinkimą, mes būtinai informuosime. Taip, dėkuoju. Turime trečią klausimą. Jei žadate statyti antrą Lietuvoje krematoriumą Vilniuje, ar tikrai reikia investuoti į antrą kremavimo liniją Kėdainių krematoriume? Naujo krematoriumo statybos visų būtinų dokumentų parengimu, net ir optimistiškiausiam scenarijui vertinant, trunka 3-4 metus. O kaip matome tendencijas, paslaugų poreikis šiandieną augantis yra ir aktualus. Ir mūsų esami pajėgumai jau yra arti, kaip sakyti, optimalaus panaudojimo, todėl sprendimas investuoti į antrą liniją Kėdainiuose, užtikrinti paklausos augimą ir tenkinti tą Lietuvoje augantį poreikį yra logiškas, racionalus. O Vilniaus variantas, kaip aš minėjau, jisai planuojamas ir kai tik tai bus rinkoje susiformavusi paklausa tinkanti arba reikalinga tą investiciją, mes iš karto tą padarysime. Dėkuoju, turime ir ketvirtą klausimą. Kaip žinome, jūsų bendrovė planuoja augimą, todėl noriu paklausti, ar planuojate ateityje išleisti naują akcijų emisiją ir ją platinti viešai, taip pritraukiant lėšų naujiems jūsų projektams. Dėkuoju. Kol kas mes tokių planų šiai dienai neturime, tačiau tikrai tokios idėjos neatsisakome, nes, kaip žinote, planuojama investicija Vilniuje. Tai matysime, kai bus poreikis, būtinai kreipsimės į rinką ir informuosime akcininkus ir galbūt pritrauksime naujų akcininkų. Dėkuoju. Tai buvo visi iš anksto atsiųsti klausimai. Primenu, kad klausimus galite rašyti dešinėje ekrano pusėje esančiame teksto lange. Aš galbūt, kol dabar klausimai renkami arba rašomi, norėčiau priminti, kad informacija finansinės ataskaitos pusmečio ir tarpinis metinis pranešimas bei aiškinamasis raštas yra patalpinti Nasdaqo svetainėje, mūsų K2LT puslapyje. Galite susipažinti su visais duomenimis tenai. Jeigu bus pageidavimas, galime grįžti prie prezentacijos konkrečių skaidrių ir pakomentuoti kažkokius tai skaičius. Taip, turime klausimą. Labadiena, o jūs planuosit sumokėti dividendų už pusę metų? Aš turiu tik tai priminti, kad Liepos mėnesį mes mokėjome dividendus už praeitą periodą ir kartu, kadangi buvo ataskaita rengta už pirmus 4 mėnesius, kadangi atėjome į biržą, tai šiais metais dividendų mokėjimo nebus. Dividendai bus mokami kitais metais, kaip ir planuojama po metinių rezultatų pristatymo ir akcininkų susirinkimo sprendimo. Taip, turime dar vieną klausimą.
Ar svarstote plėtrą ateityje į kitas Baltijos šalis ar kitus kaimyninius regionus? Kol kas tokio plano mes dar neturime, tačiau mes neatsisakome galimybės plėstis tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, įskaitant ir teritorinę plėtrą. Taip, trečias klausimas. Kodėl dėl finansavimo buvo kreiptas į biržą, ne į banką? Na, iš tiesų mes turime gerų pasiūlymų iš bankų ir šiai dienai tie pasiūlymai galioja ir turime net ir kreditinės linijas. Tačiau mūsų įmonės vystymosi perspektyvoje ir, sakykime, planai yra tokie, kad įmonė augtų ir būtų atvira, galėtum pritraukti papildomai finansavimą ne tik iš bankų, bet ir iš rinkos. Ir be to buvo noras, kad akcijomis būtų prekiaujama laisvai. Tai yra pirmoji įmonė tokią veiklą vykdanti, kuri yra biržoje. Sulaukėme iš tikrųjų labai įdomių atsiliepimų ir ne tik iš investuotojų, iš biržos dalyvių kitų. Tikimės, kad mūsų šitas žingsnis pasiteisins ir bus suprastas, priimtas gerai. Dėkoju, kol kas daugiau klausimų nėra. Taip, gavome naują klausimą. Ar neketina į rinką įžengti kiti konkurentai? Na, jeigu jūs turite duomenų apie tai, kad kažkas ruošiasi į rinką ateiti, tai jūs parašykite mums, mes mielai norėtume tai sužinoti. Tačiau mano žiniomis kol kas nėra pradėti jokie konkretūs investiciniai žingsniai atidaryti naują krematoriumą Lietuvoje. Kaip žinote, mes investuojame į antrąją liniją ir planuojame plėtrą Vilniaus regione. Dėkoju, dar vienas klausimas. Ar matote savo bendrovę ateityje ir pagrindinėje rinkoje, reguliuojamoje rinkoje? Tai jūs turite omeny turbūt į pagrindinį Nasdaqo sąrašą, kad manau, kad galėtume svarstyti tokią galimybę, jo labiau, kad mes jau dabar atitinkame visus keliamus pagrindiniai rinkai reikalavimus ir galbūt reikėtų tik tai truputėlį mums patiems sustiprėti ir jeigu mes veiklą išplėsime ir pasidarysim stambesnį, einant į kitas rinkas arba integruojant, ta prasme, einant į spektrą paslaugų teikimo didesnį, ne tik plėtrą krematoriumų, aš manau, kad verta bus galvoti ir apie pagrindinę rinką, pagrindinį sąrašą. Taip, šiuo metu daugiau klausimų nėra, dar truputėlį palauksime. Taip pat informuoju, kad webinaro įrašas bus patalpintas į Nasdaq YouTube kanalą ir bendrovės svetainėje www.krematoriumai.lt. Ir kaip aš jau minėjau, Paulius nepaminėjo dar kartą, bet primenu, kad visi finansiniai dokumentai pusmečio yra Nasdaq puslapyje skelbiami, tai su jais galima susipažinti ir jeigu turėsite papildomų klausimų, visada galite parašyti. Aš manau, kad dabar mes dar keletą minučių laukiame, kol atsiras naujų klausimų. Taip, turime naują klausimą. Ar turite kokių nors planų susijusių su viešaisiais ryšiais? Turint omenyje, jog Lietuvoje kremavimų rodikliai vis dar atsilieka nuo ES vidurkio. Iš tiesų, tai mes pastoviai vykdome viešųjų ryšių tokį, kaip sakyt, paslaugos pristatymo ir komunikacijos planą. Kaip žinote, krematoriumas yra pirmasis Lietuvoje ir labai mes tą veiklą pradėjome pirmieji Lietuvoje. Tai vertinant lietuvių bendrą, sakykime, požiūrį ir tokį lėtą naujienų priėmimo būdą arba natūrą tokią, mes džiaugiamės mūsų rezultatais ir manau, kad tie viešieji ryšiai, kuriuos mes vykdome su kompanijos Adverum pagalba, manau, kad pakankamai sėkmingi, bet mes ir toliau tęsame ir planuojame tą veiklą toliau plėsti, nes iš tiesų mes labai stipriai atsiliekame nuo Europos vidurkio, nes šiai dienai pas mus kremavimų skaičius yra tik tai apie 8% nuo mirčių skaičiaus bendro, o Europos vidurkis yra 55%. Taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad ta mūsų veikla iš tiesų yra pakankamai
jautri ir žmonės, kurie susiduria su tuo, gan jautriai reaguoja į šitą paslaugą ir į tą, sakykime, pasiūlymą. Todėl tiesioginės reklamos mes kaip ir nevykdome ir manome, kad kol kas bent jau tikrai tai yra gan sudėtingas, toks jautrus klausimas. Todėl mes viešinam tiesiog bendrą paslaugą, teikiamas paslaugas ir populiarinam, jeigu taip galima sakyti, mūsų paslaugas teikiamas. Taip, kol kas daugiau klausimų neturime, dar palauksime. Daugiau klausimų nesulaukime, todėl turbūt baigsime. Vytenė, dėkoju už prezentaciją bei atsakytus klausimus. Dar kartą informuoju, kad webinaro įrašas bus patalpintas į Nasdaq YouTube kanalą ir bus pasiekiamas bendrovės svetainėje adresu www.krematoriumai.lt. Ačiū visiems už dalyvavimą ir linkiu gražios dienos.